Sveiki! Šiandienos naujiena yra šis VS – vakuuminė džiovinimo krosnis. Ši įranga skirta transformatorių izoliacijai džiovinti. Kieta izoliacija yra žinoma kaip svarbiausia transformatorių dalis, o jos dielektriniai parametrai tiesiogiai priklauso nuo užterštumo drėgmė laipsnio. Šiuolaikiniai transformatoriai yra sudėtingos sistemos, kuriuose yra medžiagų, reikalaujančių specialios priežiūros, įskaitant veikimo temperatūras. Šioje mašinoje tai sprendžiama įgyvendinant švelnų šildymą ir tolygų šilumos paskirstimą visame kameros tūryje vidinę oro cirkuliaciją. Žinoma, dehidratacija dar labiau sustiprinama vakuumo sistema. Pagrindinis mašinos veikimo režimas yra automatizuotas. Operatorius tiesiog nustato reikiamus proceso etapus ir temperatūras. Proceso trukmė ir vakuumą. Atkreipkite dėmesį, kad šioje modifikacijoje mašina gali būti visiškai valdoma rankiniu būdu. Akivaizdu, kad iš esmės krosnis gali būti naudojama ne tik transformatorių izoliacijai džiovinti, bet gali būti modifikuota ir kitiems procesams. Tai galėtų apimti švelnų miltelių, granulių, dažų, vaistų, puslaidininkių, spausdintinių plokščių ir kitų elektroninių komponentų džiovinimą. Vienu žodžiu, vakuuminis džiovinimas visada reikalingas, kai produktui ar medžiagai reikia švelnaus apdorojimo ir kai yra rizika, kad aukšta temperatūra gali juos pažeisti. Mes vertiname naujas idėjas ir dialogą. Praneškite mums, kurios dizaino sprendimus laikote sėkmingais. Kaip pagrįstas yra valdymo sistemos atsargumo įrengimas. Kokius privalumus turi infraraudonųjų spindulių šildymo sistema palyginti su oro šildymu elektriniais šildytuvais. Kurios proceso dalis, jūsų nuomone, taip pat būtų galima automatizuoti. Susitiksime mūsų svetainėje www.globekore.com.